Dėkime. Gabija, tai iš šono atrodė bėgimas artimas ir greitas. Pakomentuok savo perspektyvos, kaip buvo tas atrankos bėgimas. Pirmą 100 metrų labai greiti buvo, pirmi 100, bet aš visada nėra pas mane, kad labai greiti pirmi 200, kiek stengiasi, bet iš karto supratau, bus greitas bėgimas, bet labai apsidžiaugiau, nes žinojau, kad bėgti reikia patekti į pusfinalį, tai žvelgti pirmą ratą, tiksliai nežinau, bet mačiau, kad greitai buvo, tai džiaugiausi. Kiek džiugina tie paskutiniai 100 metrų, nes jėgų tikrai buvo ir greitis buvo geras, kiek džiugu dėl to tokio galingo finišo? Labai džiugu, nes parodo, kad kūnas atsistato gerai, nes to labiausiai ir bijojau, ar pavyks atsistatyti, bet kiek šnekėjom su treneriu, manau, aukštikalnėse treniruotės labai daug pridėjo to, kad atsistatymas tikrai čia yra geresnis negu kai buvau aukštikalnėse. Kūnas tikrai priprato prie sunkaus darbo, tad ir viskas tinka čia, tai džiugiuosi. Po 1500 atrankos minėjot, kad stengiatės laikytis vidinės pusės ir tai pasteisino. Galima sakyti, kad antrą kartą pati taktika suveikė? Na, treneris sakė, labai norėjo, kad būčiau viduje, bėgti kuo mažiau distancijos, bet pati biškį dvėjau, nes galvojau, kad tikrai norint bėgti greit 800, jeigu atsimenat tų metų Paryžių, kad teko man labai išeiti daug, bet ten ir padariau klaidą, man nereikėjo eiti, aš galėjau tiesiog likti pirmam takelyje, nes kaip matėme šiandien jisai atsidarė, bet nežinau, kaip bus pusfinalį, bet bėgant su tokiam varžovėm kartais geriau imti tą riziką, nes aš negaliu sau leisti bėgti 810 metrų, nes mano asmeninis visgi nėra 1,55, tai taip. Tavo atrankos bėgimas buvo vienas iš paskutiniųjų. Ar žiūrėjai kitų atrankų rezultatus, o gal tik galvoji tik apie trejetą? Šiaip uždaruose patalpuose labai stengiausi nežiūrėti ir padariau klaidą, nes tikrai bėgimas buvo labai lėtas ir galėjome patekti su visai negreitų laiku, kas tikrai buvo įmanoma, tai šį kartą tikrai žvilgtelėjau ir prabėgus pirmus 150 metrų supratau, kad jeigu ne aš, kažkas tikrai imsis iniciatyvos bėgti greitai pirmą ratą ir bandyti gerai finišuoti. Finišavai realiai su Hunter Bell, kiek tai prideda pasitikėjimo? Šiaip labai nustebiau, nes Džordžos finišas yra tikrai, nežinau, kas dar tokį turi, būtent iš 800-ininkų. Yra labai stipri paskutinėme 100 metrų, tad manau, kad tikrai pridėjo pasitikėjimo ir manau, kad treneris bus labai laimingas. Šypsena rezervo tikrai yra, jauti ko gero, kad yra dar potencialas. Manau, potencialas visada yra, tik tai visgi sunku pasakyti, nes šiandien jaučiuosi gerai. Rytoj bus matyti, kiek išeis tiesiog susitvarkyti su emocija ir nepasiduoti stovint su tokiom greitom bėgikėm. Visgi, kaip matome, pusfinaliai yra labai stiprus. Prieš jūsų bėgimą gan stipriai įsilijo, tos lietus kliudė, ar kaip tai gal atgaivino netgi nuo to karščio? Juokinga, nes Justinui treneriui vis sakiau, žiūrėk, ar žaibos, nes labai bijau, kad nukels. Labai nenorėjau, kad nukeltų, visgi, kai patenki, norisi ir gerai pailsėti, o bėgti 11-12 nakties tikrai nesinorėtų. Tad labai džiaugiausi, kad buvo tik lietus, bet be žaibavimo. 2 kartus bėgai 1500 metrų, vis tiek yra skirtingos rungtys lyginant su 800. Kaip buvo tas pasikeitimas, susidėliojimas minčių ir akcentų, nes vis tiek yra šiek tiek kitokie dabar? Juokinga, nes Džordžą iškart tik finišavus paklausė, tai kas lengviau 1,5 ar 800. Bet aš jai pasakiau, kad pastebėjau, kad kartais, kai susikoncentruoji ties kitų dalykų, kitas geriau pavyksta. Tai manau, gal čia yra ta situacija, kai mes dirbome ties mano silpnybėmis, tai yra ilgesni nuotoliai, nes tikrai dariau ir 3 km treniruočių, kas yra nelabai būdinga man, bet manau, dirbant ant silpnybių parodo, kad tikrai tai patobulina mano paskutinius 100 metrų, kas padeda patekti kitus etapus. Sakė apie atsistatymą po praeitos rungties. Kiek reikėjo psichologiškai atsistatyti iš naujo, apgalvoti mintis? Iš pradžių tai su kruvinom ašarom nubėgau pas Justiną, bet jisai mane apkabino ir sako, Gabija, Jessica nukrito, Jėzau, išmaišė, bet sako, Gabija, tikrai susikaupk ir aš nebūčiau svajojus bėgti dieną po dienos 4:02, 4:01. Tai buvo labai aukštas rezultatas, bet buvo labai ir aukštas. Labai tikėjau, kad galiu būti finale, tai buvo sunku priimti, tad įsiverkiau. Žinoma, nebuvo pati geriausia naktis, bet kitą rytą atsikėliau ir jau šias naktis labai gerai miegojau, su ramybe ir manau tikrai pailsėjau prieš 800.
Sniečkaus amžinatilsį iš visos atminimo trenerio laiškus, siuntė nuotraukas ir savo tekstukus, kaip jūs pati prisimenat trenerį ir kokią įtaką padarė jūsų karjerai. Šiaip labai sunku prisiminti, nes tai buvo treneris, kur atvėrė man duris, kur aš esu dabar. Ir Panevėžio Raimundo Sargūno gimnazijai turėjau pačius geriausius metus ir tikrai patobulėjau kaip asmenybė, kaip atletė. Ir tai yra tik dėka amžinatilsio Algimanto Sniečkaus. Ir tikrai skaudu prisiminti, bet labai dėkinga esu už šį trenerį.